Programa yra išskirtinė tuo, kad jinai yra vienintelė, niekas nedubliuoja šitos programos. Tai teatro dailininko dispozicija yra labai platus dalykas. Yra ir scenovaizdis, tai yra scenos erdvė, architektūra, ir kostiumas, ir grimas, ir apšvietimas, ir kino kinetika. Ir atliekama tai yra labai įvairiais būdais. Tai yra žmogus, kuris gauna praktiškai visas dailės kompetencijas. Jis gali būti ir tapytoju, jis gali būti ir architektu, ir dizaineriu, ir mados modeliuotoju, ko tik tai nenori, dėl to, kad to viso jam reikia dirbant. Mes rengiame taip pat ir kino dailininkus, tai jie įgyja nepaprastai plačią specializaciją. Tai aš sugalvojau labai netikėtai stoti būtent į scenografiją, dėl to, kad galvojau apie architektūrą arba grafiką. Scenografija yra specialybė apimanti labai daug kitų. Mes pradedam nuo mažų maketukų paprastų scenų ir bandome suprasti, kas yra nuotaika, kaip ją perteikti. Tada po 2 kursų, 3 turim pasirinkti, ar norim tęsti teatrą, kas toliau būtų opera arba lėlių teatras, ar norime pradėti mokytis kiną. Tai aš pasirinkau kiną. Dirbant kine, ieškant lokacijų filmams, tenka nueiti į tokias vietas, kurias tu šiaip neįeitum, galbūt neturėtum net leidimų įeiti arba filmuoti tenai ir būti. Stojančiajam į scenografiją reiktų nusiteikti ir žinoti, kad teks pabandyti visko, pradedant performansais, baigiant kostiumų dizainais ir pačia scenografija. Tu matai pirmuosius kūrybinius darbus, tai yra menkus erdvinius maketėlius, kuriuose tiesiog yra bandoma susitvarkyti su proporcijom masteliais erdvėje ir pabaigiama yra tuo, kad yra padaromas autorinis filmas, jeigu jisai pasirenka kino specializaciją, arba būna ir spektaklis pilnai su konceptualia sava idėja. Tikrai nereikia mokėti paišyti natiurmortų, reiškia kokių nors pastatymų, mokėti įdomiai pamatyti literatūros kūrinį, tai mes viską tą pamatom, kada susitinkame su būsimais studentais.